Sveiki, draugai. Neseniai patekau į vieną keisčiausių situacijų gyvenime. Įsivaizduokit, jūs užeinate į tualetą, pležę. Užsidaro duris ir daugiau nebeatsidaro. Ir aš lieku užrakintas. Duris metalinės, apsaugotas nuo vandalo. Jokie bandymai jas pastumti, tiesiog nepadeda. O bare, šalia garsiai groja muzika. Aš beldžiu, šaukiu, kviečiu į pagalbą. Beveik 2 valandas, nieks negirdi. Bet kai pagaliau barmenas atrakina tas duris, aš jau buvau švelniai tariant ne pačios draugiškos būsenos. Aš nebuvau grubus, bet ir dėkingumą tinkamai neišreiškiau. Jis atsiprašė, o aš suburbėjau kažką panašaus į, pataisykit ten rankeną ir išėjau. Po pusvalandžio, kai adrenalinas nuslūgo, supratau, kažkas čia ne taip. Taip, man buvo nemalonu. Taip, jie galimai padarė klaidą. Bet juk galėjau tiesiog padėkoti žmogui, kuris vis dėlto mane išlaisvino. Teisingai. Tad aš sugrįžau, paaiškinau, kad buvau dideliai įtampoje ir padėkojau jam. Padėkojau, kad jis mane išlaisvino. Papasakojau, kad reikėtų vis tik pataisyti, nes aš galiu ne vienas ten būti toks užstrigęs. Mes nusišypsojom vienas kitam ir žinot, man palengvėjo. Ir iš neurokoučingo pozicijos išvada tokia. Bet kurioje situacijoje galima likti aukos pozicijai, pykti, kaltinti, įsižeisti, o galima prisimti atsakomybę už savo emocijas, jausmus ir situacijas ir aukščiau visko pastatyti santykius su žmonėmis. Žmonės jaučia, kai pasirenkam geranoriškumą iš karto ir galiausiai visi laimi. Ir mūsų artimieji, ir mes patys. Tad draugai, rinkimės santykius.